Lima, kai kurie rajonai Limos man primena, aš nesu buvus Indijoje, bet atrodo kaip Indija. Ta prasme, ant tiek prastai, ant tiek nesaugiai, ant tiek baisiai, kad tiesiog žiūriu. Sveiki, mielieji. Iškart pasakysiu, kad jeigu jūs domina informacija apie patį Limos miestą, kurio gatves dabar matote ekranuose, tai jums reikės prasisukti video iki 6 minučių 33 sekundžių, nes aš savo video pasakojimą pradėsiu ne nuo to. Iš Limos miesto man labiausiai įstrigo šis neįtikėtinai smagus turas, kurio metu buvo galima pasiplaukioti su jūrų liūtais, taigi nuo jo ir pradėsime. Pradėkime nuo esminės informacijos. Šį turą radau per Get Your Guide ir jo kaina buvo 59 eurai. O pačio turo trukmė priklauso nuo vandenyno sąlygų ir pačio plaukimo, bet iš esmės rašoma, kad šis turas gali trukti nuo 3 valandų iki 6 valandų. Paliksiu nuorodą į turą aprašymę, bet iš esmės labai daug kažkokios informacijos ten nėra. Tiesiog atvykstate į susitikimo vietą, ten gaunate liemenes, jūs įsodina į laivą ir taip ir prasideda šis turas. Keliaujant į Peru Liepos mėnesį reikėtų pasimti įvairių rūbų, nes nors ir pačios dienos metu temperatūra pakyla iki 21 laipsnio, vakare jis staigiai krenta iki maždaug 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu vandenyno temperatūra siekia tik 17 laipsnių, taigi nors mes šio turo metu gavome hidrokostiumus, vis tiek per tą pusvalanduką, kurį maudėme su jūrų liūtais, tikrai spėjome ganėtinai sušalti. Jeigu jau žiūrėdami šį video raukotės nuo to fakto, ant kiek pilka yra šiuo metu Limoje, tai noriu jums tik pasakyti dar vieną smagų faktą, kad Limos miestas labai dažnai yra vadinamas pilkąja Lima. Kodėl? Nes būtent beveik kiekvieną mielą dieną ir ypač pirmoje dienos pusėje Limoje visada būna apsiniaukę. Nuo birželio iki spalio čia yra žiemos laikotarpis, taigi šis miestas gali nematyti saulės net iki 15 dienų iš eilės. Na, o kol mes plaukiame iki Palomino salų, taip pat praplaukėme ir vieną didžiausių salų prie Limos krantų, tai yra San Lorenzo salą, kuri priklauso Peru karinėms pajėgoms ir yra nepasiekiama turistams. Kita, kiek mažesnė sala yra El Fronton, kurioje 20 amžiuje veikia griežtojo režimo kalėjimas. Deja, bet 1986 metais šiame kalėjime kilo milžiniškas maištas, kuriam numalšinti buvo pasitelkti sprogmenys. Dalis kalėjimo pastatų liko susprogdinta ar net subombarduota, o šios operacijos metu mirė virš 100 kalinių. Taigi šiandien plaukdami pro šią salą galėjome pamatyti tik kažkada gyvavusio kalėjimo griuvėsius. Kelionė iki Palomino salų mums užtruko apie 1,5 valandos, bet kaip ir sakiau, kelionės laikas labai priklauso nuo to, ant kiek ramus ar neramus yra vandenynas. Kelionė laivu mums nespėjo prailgti, nes visos jos metu gidas mums pasakojo apie šias visas salas ir čia gyvenančius gyvūnus bei paukščius, o taip pat turėjome net progą pamatyti ir pingvinus. Karts nuo karto laivas užsibuodavo tikrai gan neblogai, tai jeigu netyčia esate jautresni, jums rekomenduočiau išgerti tabletę nuo jūros ligos. Na štai mes ir artėjame prie Palomino salų ir jau iš dešinės pusės galite matyti tą juodumą, kuri reiškia, kad ten yra apie 8000 jūros liūtų vienoje vietoje. Jau gan iš toli mus pasitiko ne tik stiprus kvapas, bet ir dar stipresnis garsas, tai čia duosiu jums sekundėlę pasiklausyti, ką mes girdėjome plaukdami link jų. Visiškai nesumeluosiu, kad pirmiausia tai tiesiog išsigandau, nes visas šitas garsas ir vaizdas tiesiog priminė intro į kažkokį siaubo filmą ar, nežinau, atplaukimą į Shutter Island. Tai tikrai keletą kartų vis dar pasvarsčiau apie tai, ką aš darau su savo gyvenimu. Na, bet ką ašgi čia bandau apgauti. Žinoma, kad užsidėjau aš tą hidrokostiumą, liemenę ir nusprendžiau, kad vis dėlto verta pabandyti įšokti į vandenį ir pasiplaukyti su jūrų liūtais. Šiaip pirma mintis buvo tokia, kad aš net nešoksiu į vandenį ir gal tiesiog pasižiūrėsiu į visą šitą reginį iš laivo, nes jūs pasižiūrėkit, kaip jie mūsų laukia čia. Taip, tikrai žinau, kad kažkas komentaruose pakomentuos, kad ten, kur jūrų liūtai, būtinai turi būti ir rykliai.
Aš irgi taip maniau, bet mūsų gidas mūsų nuramino, kad šią salą supa itin šaltos srovės, kurios atbaido ryklius, dėl to čia jų tikrai nerasite ir plaukioti su jūrų liūtais yra visiškai saugu. Šiaip žiauriai nustebau, kokie jie yra draugiški ir mieli, tikrai niekas nekando ir nieko nebandė daryti, labiau tiesiog bandė paliesti mūsų kojytės nosytėmis ir nieko daugiau. Tie, kurie abejoja turo ekologiškumu, tai iškart pasakysiu tik tiek, kad šie gyvūnai gyvena laisvėje, saugomoje teritorijoje, jie nėra maitinami ir taip pat mums nebuvo galima jų liesti. Taip pat šis turas yra organizuojamas tik vieną kartą per dieną, taigi nėra taip, kad per daug žmonių vienu metu būtų vandenyje kartu su laukiniais jūrų liūtais. Aš manau, kad tai tokia patirtis, kurią kiekvienas turėtų vieną kartą gyvenime išbandyti. Gal nedaugiau nei vieną kartą, bet vieną kartą. Taip ir praėjo visas turas, tai vandenyje praleidome apie 30 minučių, daugiau niekaip ir nebūtumėm sugebėję, nes vanduo buvo žiauriai šaltas. Po to grįžome į laivą, gavome arbatos ir pradėjome plaukti atgal į uostą. Šiaip tikrai net ir dabar žiūrint video vis dar negaliu patikėti, kad plaukiau su tais jūrų liūtais, kurių kiekvienas sveria apie 200 ar net 300 kg. Tai tikrai manau, kad tai bus viena iš įsimintiniausių akimirkų gyvenime. Taigi sveiki atvykę į Peru sostinę Limą. Ir man kaip tik taip pasisekė atvykti čia per Liepos 28-29 dienas, kai Peru būtent švenčia savo nepriklausomybę nuo Ispanijos. Dauguma šalių, tokių kaip Čilė ar Argentina, jau buvo seniai paskelbusios savo nepriklausomybę, tuo tarpu Peru liko viena iš paskutiniųjų Ispanijos kolonijų Pietų Amerikoje ir savo nepriklausomybę paskelbė tik 1821 metais. Tai jei netyčia keliausite Peru būtent šiomis dienomis, tai būtinai stabtelkite pamatyti įspūdingą karinį paradą, o taip pat pasimėgauti kitais kultūriniais renginiais, kurie vyks visame mieste. Dar vienas įdomesnis faktas, kad Peru būtent kepta vištiena yra laikoma vienu iš mėgstamiausių nacionalinių patiekalų. Taigi per šią nepriklausomybės dieną jie turi gan stiprią tradiciją valgyti būtent keptą vištieną. Iškart pasakysiu, Lima yra milžiniškas ir tikrai ne pats saugiausias miestas, nes visgi jame gyvena virš 10 milijonų gyventojų. Nežinau, ar visi susidūrė su šiuo jausmu, bet man vien keliaujant iš oro uosto į miesto centrą ir pravažiavus tam tikrus rajonus tikrai pasidarė šiek tiek nejauku. Dėl to labai svarbu paminėti, kad vengtumėte ilgesnių vaikščiojimų ir vietoj to tiesiog pasirinktumėte Uberį, kuris yra čia tikrai labai pigus. Na, o dar geriau būtų tai, kad pasirinktumėte tiesiog saugų rajoną, kurių čia yra pagrindiniai du, tai Miraflores ir Barranco. Tai jie yra tuo pačiu brangiausi, bet jeigu norite apsistoti Limoje, tai niekur kitur, tik tai šituose dviejuose rajonuose. Aš kaip visą laiką pirmą dieną naujame mieste labai mėgstu pasimti free walking tour, nes tada jums gidas tiesiog viską papasakoja, kur eiti, kur neiti, kur skaniai pavalgyti ir ką smagaus nuveikti. Aš apsistojau būtent Miraflores rajone, tačiau jis yra gan tolokai nuo senamiesčio, kuriame ir prasideda visi šie turai. Taigi aš pasirinkau vieną iš tų nedaugelio turų, kuris siūlė pradėti jį Miraflores ir tada keliauti su gidu ir vietiniu autobusu iki senamiesčio ir ten turėti 2 valandų pasivaikščiojimą. Nors Lima yra vienas iš turistiškiausių miestų Pietų Amerikoje, negalvokite, kad čia visi šnekės angliškai. Čia jau buvo mano pačios susidaryta klaidinga nuomonė, bet aš kažkaip galvau, kad aš Peru sutiksiu labai daug europiečių turistų, tačiau čia yra labai daug keliautojų iš gretimų šalių, tai Argentinos, Čilės, Venesuelos, Ekvadoro ir visi šie žmonės pagrinde šneka vien ispanų kalbą. Taigi, labai stipriai jums rekomenduočiau prieš važiuojant į Peru išmokti nors keletą pagrindinių frazių ispaniškai, nes man keliaujant to labai trūko. Kol vaikščiojom su gidu grupėje, aš jaučiausi tikrai gan saugiai, nors ir jis keletą kartų paminėjo, kad senamiestis tikrai nėra pati saugiausia vieta Limoje, bet kogi čia tikėtis iš tokio milžiniško miesto. Nežinau, ar tai sutapo su tuo, kad nepriklausomybės diena ir tiesiog gatvėje buvo daug žmonių, bet šiaip ką pastebėjau, kad Limos senamiestyje buvo labai daug benamių ar suluošintų žmonių, turinčių tam tikras, nežinau, ligas, išsigimimus, kurie tiesiog prašo pinigų šokdami, dainuodami ir,
tai atrodo gan nejaukiai, ypač kai tokių žmonių yra tiesiog einant kas kelis metrus. Na ir šiaip negalėčiau pasakyti, kad Limos miestas mane labai sužavėjo ir su kiek šnekėjau vairiausių keliautojų, tai jie sakė, kad jiem tai pasirodė vienas iš pačių nuobodžiausių miestų visame Peru, tai aš tikrai prisidėčiau prie jų nuomonės ir pasakyčiau, kad neskirkite Limai daugiau negu 1 ar maksimum 2 dienos. Čia matome istorinio miesto centrą, tai yra Plaza de Armas aikštė, kur yra pagrindinė aikštė su prezidento rūmais ir būtent joje vyksta visi pagrindiniai renginiai. Aplink ją rasite milijonus gražiausių ir nuostabiausių turistinių parduotuvėlių, tačiau neapsigaukite, nes būtent Limoje kainos yra pačios didžiausios, o tikrai žinau, kad norėsite nusipirkti alpakos vilno šaliką, kepurę ar megztinį, tai geriau darykite Kusko mieste. Na, čia kiek iš toliau galime matyti Limos favelas, į kurias tikrai neverta kelti kojos ir nors jos atrodo spalvingos ir gražios, jos yra labai nesaugios turistams. Sakyčiau, kad keistai čia jaučiuosi, plus nematau labai daug turistų, nematau žmonių su šviesiais plaukais, tai aš tokia iškart jaučiuosi šiek tiek nesaugi, bet kol dar šviesu, tai pasivaikščiosiu šiek tiek viena, nes dabar turėjau free walking tour. O tada keliausiu atgal savo rajoną, kuris sakė, kad tikrai yra saugus net ir vakare, nes jis yra labiausiai turistinis ir tuo pačiu pats brangiausias. Na, o čia, kaip jums ir sakiau, nors ryte Lima visą laiką būna apsiniaukus, po pietų išlenda saulytė ir mieste prasideda didysis veiksmas. Lima man kol kas visiškai overstimulation, nes tiek žmonių, aš visą laiką šiek tiek jaunas dėl telefono, dėl pinigų, dėl piniginės, dėl visko ir o dieve, kiek daug žmonių. Kadangi gidas iš prieš tai buvusio turo parekomendavo valgyti būtent prie Chinatown, tai ten ir keliavau, bet žmonių kiekis mane gąsdino visų kiekvieną minutę ir aš tiesiog stengiausi žiauriai stipriai laikyti savo telefoną ir filmuoti kuo minimaliausiai, nes aš buvau įsitikinus, kad tikrai man tą telefoną kažkas išplėš iš rankų. Žodžiu, tiek visko perpasakau, bet visai neužsiminiau apie pinigus. Tai Peru pagrindinė valiuta yra solis ir ką galiu pasakyti apie tai, kad aš iš Lietuvos pinigų jokių nesikeičiau, tai tiesiog atkeliavus į Peru, susiradau patį pirmą bankomatą ir nusiėmiau iš ten pinigų. Tai aišku priklauso nuo jūsų kortelės, kokį mokestį ima, bet lygiai taip pat galima ir susirasti pinigų keitiklas. Tai buvau su savimi pasiemus tiek eurų, tiek dolerių ir vieną kartą keitykloje keičiausi pinigus, o kitus kartus nusiminėjau nuo bankomato. Gal man irgi reikia eurą prisivalyti, bet prisiminiau, kad mano euro turėtų pagal mane būti labai švari. Tai kaip nors be euros valgiau. Taigi, kol šviesu, dar šiek tiek pasivaikščiau senamiestyje, o tada užsisakiau Uberį ir už 30 minučių kelio sumokėjau gal 4 ar 5 eurus ir pagaliau grįžau į savo Miraflores rajoną. Ir tiesiog iš karto pasidarė žymiai geriau, nes šitas rajonas yra žymiai patogesnis, saugesnis, žalesnis, modernesnis ir tiesiog žymiai gražesnis. Tai man asmeniškai labiausiai patinka tas dalykas, kad pats Miraflores rajonas yra įsikūręs palei Ramiojo vandenyno pakrantę ir turi nuostabius vaizdus į vandenyną. Žodžiu, šis rajonas yra specialiai sukurtas turistams, nes čia rasite nuo pačių prabangiausių viešbučių iki paprastų hostelių, o kur dar restoranai, kavinės ir visi prekybos centrai. Ir viskas yra čia vienoje vietoje ir dar prie vandenynų. Jeigu parduotuvės ir prekybos centrai jūsų nedomina, tai tik norėjau pasakyti, kad visai šalia jo yra bent keli surfinimo spotai, tai jeigu norite išbandyti surfinimą Limoje, tikrai nepraleiskite šios progos. Šiaip labai rekomenduočiau apsilankyti šalia vandenyno būtent leidžiantis saulėje, nes čia Miraflores rajone yra daugiau negu keletos kilometrų pėsčiųjų takas su daug kavinių, parkelių ir kitų jaukių vietų pasisėdėjimui. Tai va, čia tik labai nedidelė dalis to, ką norėjau papasakoti jums apie Peru, tai tikrai dar tikėkitės dar kelių video, o aš tik noriu jums priminti, kad aš esu sukūrusi Peru kelionės gidą, kur rasite visą reikiamą informaciją apie tai, kaip savarankiškai susiplanuoti
planuoti kelionę į Peru. Nuorodą paliksiu video aprašyme, o taip pat mano Peru kelionės gidą galite rasti mano elektroninėje svetainėje, tai www.spalvotampasauliui.lt. Šį kartą apie maistą labai stipriai neišsiplėsiu, bet parekomenduosiu tik vieną vietą, kuri dėja nėra labai pigi, bet čia aš valgiau skaniausią savo ceviche ir taip pat pirmą kartą išbandžiau garsųjį pisko gėrimą. Tai yra alkoholinis vynuogių destiliatas ir jis yra geriamas kaip grynas šotas, tai taip skanu, bet žiauriai stipru. Kitoje serijoje pasakosiu jums apie miestą, kuris man patiko bene labiausiai, tačiau kurio vos nepraleidau vien dėl to, kad jis dar nėra taip stipriai suturistintas. Tai jūsų tikrai laukia labai daug gražių vaizdų ir įdomių pasakojimų, o kol kas kviečiu jūs pasekti mane Instagrame, o taip pat ir prenumeruoti šį YouTube kanalą. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate ir ačiū, kad palaikote mano keliones. O visus tuos, kuriuos domina savarankiškas keliavimas, tikrai labai rekomenduoju užsukti į mano elektroninę svetainę, nes ten rasite be galo daug naudingos informacijos, blogų, kelionių gidų ir viso kito. Taigi siunčiu jums linkėjimus ir susimatysim jau labai greitai. Iki!